Keliaujame į darbą. Pirma diena. Einam nuo 12, truputį stresas, bet viskas bus gerai. Žodžiu, čia vienas iš spotų, kur darom kavą. Mano mėgstamiausias spotas, nes aš darau kavą čia. Čia virtuvė. Ten viduj kavinė. Labiau. Čia žmonės gali pasiimti kavą, snacksų ir valgyti. Nu, žodžiu, labai gražus vaizdelis kavinės, bet šefas truputėlį... Labai neorganizuotas, bet tikrai viskas tvarkoja. Gerai. Negaliu patikėti, ką valgysiu, mama. Pažiūrėk, ką aš valgysiu. Oh yeah. Darbas. Aiste, papasako, ką mes dabar veikiam. Ja, ką Rugilės veikia? Biški chaosėlis, biški kažką, nenori virtuvės, žinoma, dar pamatys, kas ten. Nu, žodžiu, su tokiu vaizdu dirbom. Tomas daro čia į latę, nesupranta, ką daro, bet daro. Kažkaip keistai. Baigiam pirmą savo darbo dieną, kaip veidelį. Jau apsivagėm. Aiste eina prisikišus kišenės. Turime Coke. And here we have nuts and something like that. Čia mūsų crazy draugai. Kuosi kiekvieną dieną. Aiste, hello. Aiste ką tik dirbo 4 valandas savo pamainos. Aiste, kaip jaučiamas? Puikiai jaučiuos. Tikrai pasisemusiu energijos žmonių. Man jau yra 8 valanda. Tai biškai kitaip negu Aiste, manau, eisiu espresso šotą išgersiu. Įdomus dalykas apie amerikiečius. Jie net meniu neturi espresso, jie negeria. Čia... Pas juos mažiausiai yra į kavą dedamas yra double espresso. Nesvarbu ką geria. O jeigu didelę kavą, tai turi 4 espresso įdedam. Čia mažą vaiką nužudyti turbūt. Čia rinkas dalykas, kad aš turiu išmokti daryti kavą ir aš nemoku plakti pienu. Tai aš realiai tiesiog belę ką su to pienu padarau ir viską. Sėj, man irgi. Bet kiekvieną dieną, kai būna sunku, prisimenam koks vaizdas pro langą. Šiandien biškai apsiniaukia, bet dar net įspūdingiau atrodo. Nes kai galvoju apie Aliaską, negalvoju, kad saulutė šviečia. Galvoju, kad apsiniaukia saulutė bus. Bet jo, tai sunkiausia dalis darbe, man atrodo, yra, kai savininkas dirba, kooperuotis, nes kai jo nėra, tai visai viskas normaliai. Su komanda dirba. Einam dar kelių mūsų komandos dirba, klausinėsim, kaip jiems sekas. Oh yeah. Kaip gyvenam? Jau su Aiste apkalbėjom. Tomas, tavo 8 valanda darbe, kaip mes jaučiamės? Gal aš vis tiek biškai tas stresuoju. Aš ir pernai stresavau daugiau nei Rugilė. O kaip Rugilė 4 valandą baigęs? Jeigu būtų 4 ryto nesikels, būtų geriau. Bet jau išgėriau moką, išgėriau šokoladinę kavą. Gali likutį man turi? Tai čia taip mokina merginas pieną pakti. Duoti ryčiams. Jo, galėsim man Tomas 2 espresso užmaišyti. No way, the biceps is growing right now. Oh my god, thank you. O mūsų meniu, jeigu kam įdomu. Čia užsisakai. Čia pasiemi kavą, mes maistą atnešam. Tai tokia įdomi kavinė. Kas įdomiausia? Tipsai standartas 10%. Nesvarbu, kad jie net žino, ar gerai bus aptarnauti ar ne. Tiesiog padėti. Tai įdomus dalykas. Nelegalus maistas. Aiste, tiesiog kokią dešrelę valgai? Nu, pasigirk. Palačiau
Taip, reindeer. Gavau nuobodžiausią darbą, jaučiuosi lyg bausmę gavus, tai tiesiog vakarinius maišelius lankstyt, tai tiesiog turiu tokį maišelį, turiu jį tai va įlenkti vidų, padaryti šitaip ir tipo įdėti į kitą maišą. Ir taip, tūkstantį kartų. Tikrai nėra taip, kad mes liekam su Aiste kavinėj su tik vienu darbuotoju. Realiai pirmą dieną. Šnega su viršininku ir eina namo. Ot kieti bachūrai. Šiaip nepykstam, viskas gerai, draugiškai mes. Bet tikrai bus sunku, nes dirbsim daug daugiau valandų. Ir turėsim uždaryti kavinę, kas reiškia, kad viskas pildyti, išvalyti, skaičiuoti ir taip toliau. Šiais laikais moteris pačios savo užsidirba. Sėdi tiesiog gražuoliai. Nematau. Mes pinigus kalam. Hey guys, it's me, Ignas, and how they call me in Alaska, Ignas. And Ignas today is with Aiste, like this, and Regilla, and we got Thomas. Thomas? No. Thomas or Tom? No, Tom. Yeah, and what we are doing today, we are eating pankake with yogurtą. Jo, žinokit, dienelė buvo superinė. Su Tomu ėjom iki parduotuvės, užėję prisikvepavom asbesto, turbūt nes galva belė kaip supas, galvom, kad mirsim realiai. Ir tada nuėjom pas Aistę su Rugilė jų paimti nuo darbo. Žiūrėkit, koks būtas gražus, jeigu dar nematot, kas praeitam video vlogę. Ir Aistė su Rugilė, parodykit akytės. Akytės labai liūdnos. Liūdnos ir... Bet mergaitės gražios, linksmos, visada mes su Tomu plojam. Mergytės gavo $5 daugiau tipsų. Ir aš jau dabar maunuosi sijoną. Dabar sėdžiu su sijonu, džinsinį sijoną. Norime pabaigti šitą vlogą biškai rimtesnė, kai galiu pasakyti, kad rasizmas nėra gerai. O dar kai vadovas... Mūsų vadovas yra belekoks rasistas. Belekoks. Ir jis yra rasistas prieš azijiečius. Ir šiandien mums su Tomu ryte japina. Jis belekoks japina. Gali pavaizduoti jis, kalbant apie azijiečius? Pasakyk, ką reiškia japinti. Japinti enciklopedija žodynas reiškia daug kalbėti apie nieką. Ir ką japina mūsų vadovas, aš pavaizduoju, ką jis kalba apie azijiečius. Problema, azijiečiai jie, nėra tas pats, kas europiečiai, arba kad ir tie patys amerikiečiai, žinai, balti, Caucasian, jie, tėvai jų taip nelepina, ta prasme, užauga savarankiškai. Oi, čia jau be keiksmažodžių, mano šeimyna žiūrės. Gerai, vienu žodžiu, greitai. Mūsų vadovas yra belekoks rasistas ir rasistas prieš azijiečius. Jis yra kinas. Šiandien sako, aš žinau, kad aš kinas, bet aš net kiniečių tipo nepriemu į darbą, nes jie išlepinti. Jie labai išlepinti, tėvai jos per daug lepina. Jie nemoka dirbti. Jie išmeta ryžius, kažką tokio nusišmeta. Išmeta ryžius? Azijiečiai išmeta ryžius? Jos smegenys išplautos smegenys yra, suprantat. Jis mano, kad baltodžiai yra geriausia, kas gali būti šiai žemėje. Ir kas dar yra liūdniau, mes šiandien normaliai padirbom, ryte mes su Tomu, vakare Aistė su Rugilė, ir dabar jis, blėt, visas tailandietės antrą dieną iš eilės davė... Aš nekarpysiu šito video dėl šeimynos. Tikrai nekarpysiu. Ir jis dabar antrą dieną iš eilės dėl mūsų davė tailandietėm laisvą dieną. Laisvą dieną. The Asians are brainwashed. Na, o šitą video pabaigėme su štai tokiu vaizdu pro langą. Ir realu. Šiandien taip gerai miegojau, o Jėzu, mum viršininkas nupirko kaldras, nes čia nebuvo. Nauja diena, laivas atplaukia, Aistė pasiruošus. Richie, are you ready? Very ready, always ready. Always ready, good. Atėjo inspekcija. Visi stresą buvo.
Ne visi. Tu vapšė burgerius darai savo ramiausiai, o mes visi stresavom, nes tada, kai tikrina virtuvę, jinai pradeda nebeklausyti mūsų, tada mes pradedam pjauti, nes nebežinom, kiek laiko truks maistą atnešti, tada žmonės pyksta. Ir gavos taip, kad pasikrauni labai daug blogos energijos. Arba pasidarome geros. Ir suvalgai bandelę, nepasidalinęs tualete. Tai kaip atrodys, kad atvažiuoji ant tualeto? Davė pavalgyti markšas tumukas nuo ryto, nieko neuvalgė. Aš tai biškai valgyti. Be nieko. Nesupykit. Čia amerikaniškai turėtų būti, o taip pat Skanaus. O, žiūrėkit, varna. Viršininkas išėjo, tai geriausia diena, tada kai nėra. Vat turim įsisegę Lietuvos vėliavėlę, kur lygiai tą davė, nes ant rankų labai greit sušlampa, tai įsisegėm čia. Neturim desertų, čia nėra normalios parduotuvės nusipirkti kažką. Neišnaudojam ir nieko nevalgom, tai mums reikia saldaus. Grinai. Laurasme gerai, negali viskas būti gerai. Grįžom abiejų iš darbo pavargusios. Tipo berniukai norėjo gerą padaryti. Ir skalbė mūsų rūbas, juodų su baltais, visas rūbai susivarė, žodžiu, baltos maikės su dryžiais, papilkavusios, nu, žodžiu. Gerai, susitaikėm. Jau geriau, ne? Susitaikėm. Nes nežinau, kokį padažą uždės ant salotų. Sakė, tu tik aliejų. Aliejų? ne šiaip aliejų. O tau to paprasta. Rapsą. Ne rapsą. Liesa. Kas yra daržovė, ne? Čia amerikietiškas dalykas. Rapsą, ne? Ne, tai vežti buvau, tiesiog taip ir vadinu. Žinokit, aš taip pasakysiu. Jau 11 vakaro, Ignelis padarė valgyt salotas, Tomas iškepė mėsą. BLT. Vakar Tomas rado nuotraukį, čia dar reikia pakabinti. Ir papildėm savo nuotraukų senelę. Tai šiandien mes vaistą turi laisvą dieną ir važiuoja su mūsų viršininku Rinkorodė susitvarkyti dokumentų ir, man atrodo, atsidaryti banko sąskaitą. Tomas išėjo prieš valandą į darbą, aš įgnu šiandien ant 12 po valandos nuo jo. Nežinau, ar spėjau užfiksuoti, bet kad ir ką tai reikštų, tiesiog kiekvieną dieną toks signalas būna. O, tai mūsų kavinukė atidaryta. Rugilės pirma išpiešta širdelė. Didžiuliai gražiai gaunas. Mažytė. Tomas kelia restorano lygį su gražiom kavom. Haihana sakė, kels kainas. Šalia kavinės mes turim tokį namuką, kur maždaug va tai va viskas tvarkingai. Ir jie čia prepina maistą ir šalituose laiko. Tiesiog vat komanda tiesiog padarė pietukus ir eisim visi valgyt. Kaip fainai. Agnytė pati geriausia. Mes čia su Tomu suvalgėm tiek saldainių, kiek per ne. Tiek kalispėlį gyvendami pernai per vieną dieną suvalgėm. Aš obuolį valgau. Ne, 6 dienas praėjo. Ne, 4, 5. Man tuoj cukraus deficitas bus. Žodžiu, važiuojam su balso mašina į šiukšliadėžę ieškoti maišo, kurį išmetam, nes ten galimai gali būti toks metalinis indas iš virtuvės. Tai, žodžiu, važiuojam knisti konteinerą. Turim konteinerius ir turim pačekint maišą. Čia balso mašina. Aišku, neradom to indo. Ten yra vis. Turim bendradarbę, kuri negaliu rodyti, nes dar matas, įdėjo man maisto. Tada kita bendradarbė pavogė man skanėstą ir dar viena bendradarbė davė man fish and chips. Tiesiog myliu. Labai gera kompanija. O tuo tarpu, kol mes buvom darbe, Aistė su Ignu keliavo į Ankoradžą.
Taigi, dabar išėjome iš Social Security ofiso, pasidarėm korteles, nepasidarėm, bet turėsim gauti Social Security kortelę. SSN. Jo, ir tai labai ilgai laukiam valandą kem gal? 2 valandas. 2 valandas laukiam. Tiesiog sėdėjome GTA lobby. jo GTA lobby ir buvo žiauriai daug visų žmonių, labai daug narkomanų, visokių. Tu netraukas, nelabai. Amerika kol kas mane gąsdina. Labai. Šiaip rimtai labai baisu, o mes esame dabar Downtown'e ir kai mus vežė mūsų bosas, sako, Downtown'as, aš labai nemėgstu jo, nes čia labai nesaugu. Mes galim, mes tiesiog stom ir laukiam jo čia. Jis taip sakė? Jo. Sakė, važiam, nes tik jis iš čia yra. Sakė, nemėgstamiausia vieta yra Downtown, mes esame Downtown. Nu, Downtownas tai apsidarys, jis sakė, didelė galimybė. Jo, man galiu parodyti, tiesiog yra nieko, realiai nieko. Esam dabar kiniečių restorane. Su bosu atvažiavom čia pavalgyti, mums tiesiog pastatė maisto. Valgysim kažkokią jautieną aštrę, Ignas ir kiaulieną, man rodos. Tai va, tai 3 realiai atvarėm. Vat. Sugnelį, vat. Restoranas, labai paprastas. Buvo susisako, pasiėm numeriuką ir tada ateina tiesiog. Every year, grandma's popping out baby. Buvom Costco. Tiek prisipirkom. Labai nedaug, nes nieko neradom, nes buvo bene koks stresas. Taigi dabar vaikinai įstatė va čia tokį dalyką pas mus į duris. Ir jie dabar daro pritraukimus, bet tipo vienas padaro 2, tada kitas 2, 3, 3 ir taip, žodžiu, kas pralaimės. Tai nu nieko nenoriu sakyti, bet man rodos, mes žinom pralaimėtojų, stovi ten vaikinas. Pirmas priėjimas. Einam toliau. Nu va, jau lipam. Kažkur ten. Neturim nieko nuo meškų, kas nėra labai gerai. Ir dar turim guminukų kuprinėj, kas irgi nėra labai gerai. Nu va, palipom. Labai gražu. Ignas su kolyte. Pasiekėm tikslą. Trumpas haikas, bet va, labai gražu. 2 vyriokai sėdi. Jo, mes čia gal valandą, ja, mane? Labai nice. Pula. Like pool. Žiūrėkit, čia jų maistas, čia mano maistas. Now you should say. Ne, tai sakėm, kad jis retardas, pažiūrėkit, ką čia turim. For big muscle. Ar tu praudėsi savo vaikiną? For big muscle. You eat Cheeto. Yeah. Go. I can't anymore. Stojau magistrą ten, kur norėjau. Grįžom iš haiko, kurį tikriausiai matysit kitam video atskiram. Ko mums padarė valgyti. Grįžom namo, eželį nėra, bet buvo kažkas nuostabaus. Raudonas pavydas. Jo, viskas raudona. Žodžiu, mes dabar krausimės nuo kambario. Tai, o taip. Tai dabar mes, palauk, kaip čia man persūs? Nemoku persūs. Žodžiu, tai vis kambarys, turim labai didelį langą. Nematau, Kas labai nematau, bet parodysiu, kas. Va, mes matome krioklius. Va, tai mes krausimės, Europkai ten žiūrės kažkokį filmą. Berniuką savo rūmūnam atidavėm kitą kambarį. Šitą. Dėl to, kad jie nori uždėti savo tą pulą barą. Ir jiem čia netilpo, tai jie mums atidavė savo kambarį, žodžiu, didesnį. O jie gavo šitą mažiuką su lievom žolbom. Ir jie net nenaudoja spintos, prasme, jie tiesiog čia viską taip susimetėm, nu, karočiu. Gali gal klausimas, kam jums reikėtų kambarį. Tai aš jau paaiškinu apie tai, Dėl šito.
Jo. Gerai, viskas, tu jau. Tai va, mes dabar bandom įkonstruoti lovą ir tada eisim miegoti. Pas mus dabar yra kiek valandų? 10:30 ir va taip šviesų, kaip matot pro langą. Fainai. Ir mes turim veidrodį. Jei. Labas rytas, tai 5 ryto. O Jėzau, kaip buvo sunku. Dėl to, kad vakar tikrai žiaurus nuovargis užėjo po to haiko. Ir aš jau tiesiog nuėjau miegoti. Dar reikėjo įkelt video, žodžiu, sumontuoti, dabaigti. O pas mus prie žmonių belekai priekauja. Ta prasme, kad aš užmigčiau. Tai nežinau, prasivarčiau 2 valandas, bet kaip netaip užmigau. Tai paskaičiau, kad mėgau 4. Nu, tai taip. Bet jeigu rytą dirbam, tai reiškia, kad grįšim po pietų. Tai tikiuosi pamiegot. Padarė šefas. Nu, ne šefas, o mūsų haustas valgyt. Stoviu drebančiam rankom prie viršininko, kad tik nepamatytų, ką turiu. O Dieve, mano papasakosiu tai. Nu, Tomas nudegelis savo raudono alkoholiko veidu. Papasakos, kas šiandien atsitiko darbe. Šiandien mūsų draugas įmušė ne tą patiekalą. Šiandien mūsų draugas įmušė ne tą patiekalą į kasą, išsiuntė, kad pagamintų virtuvę. Virtuvė pagamino. Aš atnešiu tą patiekalą į staliuką ir sako, mes to neužsakėm. Ir aš tik galvoju, neužsakėt? Ir niekas neužsakė. Visų praieškau, praklausiau, niekas neužsakė šitą burgerį. Aš įsidėjau į kišenę, į dėžutę, paslėpiau ir laukiu. Paskui ateina, pakėlė šumą, kad burgeris dingo. Tai mes jį pavogė. Kaip prisikakojom. Čia dabar jis. Ir ta prasme, jis paslėptas striukėse. Mes stovim prie viršininko, kalbam apie rytoj ir aš meldžiuosi tiesiog, kad žuvim neužsimirstu. Čia yra lašišos. Žodžiu, sumuštinukai. Davė pavalgyti. Šiandien prieš paskutinę birželio dieną jau pasipuošę. Liepos 4. Grįžom namo, biškį pagulėjom, nešam šiukšles išmest ir biskelį pasivaikščiot. Niekur nesuprantu, kur mes švinam. Ką tai pravažiavo moteris su mašina ir sakė, atsargiai, ten meškos. Kur mes einam, ieškot meškos. Tomas bando apsimest ramiu. Tai mes einam. Ir čia yra tiesiog minutė nuo mūsų namų. Minutė. Negaliu patikėti. Norėjom pamatyti mešką, nepamatėm meškos. Nepamatėm meškos. Nu, atėjom biškį šalčiau kruizą, tą pažiūrėjau. Šitos. Eik iš čia. Apsiversti. Jos tiek nuvagė daiktų nuo stalų ir panašiai, kad mes jas vadinam paukščiai ant steroidų. Atėjome darbą pakimarint ant stogo. Čia taip nuostabiai. Čia tiesiog toks va takiukas, savo vaikščiot galima. Čia va, skrodžia žuvytė. Ir čia va, važiuoja.
Nu, va, kruizas pajudėjo, einam pažiūrėsim, kaip plaukia šitas didelis laivas. Einam kiekvieną rytą ir plaukiam savo viršininku. Esam darbe nuo 6 ryto, tai visokių darbelių. Pavyzdžiui, paruošti dėžutes gal, Tomas atėjo. Tai čia pasakoja. Pasakoja, kaip viskas nedaryta ir kaip Ignas Vaistė blogai užsidarė. Jakau. Nejakauja, rimtai kaip sakai. Viskelį susinervinau, nes labai daug visko padaryti reikia, nes vakaras nepadarė, bet viskas gerai. Tikrai viskas gerai. Nu gerai, šitas man nelabai patinka, bet išsiimsim kažką ir šaudysim. Pirma diena kaip lyja pas mus Aliaskui. Oh yeah. Per kiek dienų? Palauk. 7 čia. Jo, mūsų 7 diena čia ir pirma diena kai lyja, visą laiką švietė saulė. 5 dieną švietė saulė, 1 dieną buvo apniukę ir 1 dieną dabar lyja. Dabar tikiuosi, kad čia nustos lyt ir nelys paskui iki rugsėjo. Nu, bet jeigu lys, turim rinkuotus, nieko. Jo, mano, tas matas, kur bėga lašeliai nuo kapšono tiesiog. Eina pas tą ir Rugėlę, oh my god. Labai lyja. Einam namo. Niekad negalvojau, kad taip liūdna bus dėl uždarytos parduotuvės, kuri yra viena miestelė. Nu, ne viena, bet šita geriausia visko yra. Ir dar per tokį lietų jam. Nu, aš negaliu be saldainių gyventi. Nespėjom skulpt mes čia. Kai 4 esam, labai greit pilvas. Pamiegojom viskelį su Tomu. Labai gerai. Tada susipykom viskelį, nes Tomas nenori tvarkytis. Dabar aš labai valgyt noriu, bet neturim iš ko pasidaryti, nes liko labai nedaug produktų ir jie kartu nesusijungia tarpusavy. Nu, šitie skalbimo kambariai tai tikrai labai šlykštus. Nesuprasi, kas čia vyksta, kas čia per daiktai. Nu, bet mes savo turim skalbenkę būtą. Niekas jie neturėtų naudotis daugiau, tai kažkaip netaip jau ir nejauku. Pamiršom paminėti, kad šitas Ignų persikelia. Truputį netelpa jų čiužinys. Bet va toks. Gal jaukesnis truputėlį kambarys nei anas. Mes tokie komandiški. Tomas daro vat bliniukus man, o aš darau Aistei valgyt, nes jinai nevalgo blynų, nelabai mėgstu. Tai jai bus veggie burrito. Guacamole padaryta tokia su be pusės ingredientų, nes nieko neturim. Čia berniukam. Praėjo savaitę. Jau savaitę, grinai tokia. Nėra namų ilgesio. Labai keista. Ir esmė ta, kad nekalbu su šeimynu labai dažnai. Iš vis beveik nekalbu, vieną kartą 2 kalbėjau. Valgau blynus be nieko. O Dieve, Ryčius grįžo. Pažiūrėkit. Atsimenat jos iš praeito sezono? Nu va, nusiprausim. Pradedam nuo 11, tai galėsim ryte pamiegoti. O Aistas su Igneliu nuo 6. Tai dabar einu daryti jiem valgyti šildyt ir laukti, pakalbėti, pačilint, nes atrodo, kad nesimatėm 100 metų, nors matomės kiekvieną dieną, bet tiesiog darbe nėra kada pakalbėti. Visas tas dienas prasilenkia mūsų grafikai, mes haike buvom, žodžiu, tai... Alarma. Turim smagius vakarus. Vyksta šeimos pasitarimas, darom Excelį, kad skaičiuotume pinigus. Pažiūrėkit, koks nuostabus vaizdas, purvinas langas.
Ignas čytino, 8 tai padarė. Wow, Thomas, cool. Dude, one more, Thomas. Amazing. I want to see 4 also. 5 normal and double cap. Gerai, op! Oh. Go. 2 more. And 1 more. One more. Let's go. Do it. Yes. Very cool.